Laba diena. Mūsų pamokos tema – dailė vaizdų kalba. Pamokos tikslas – padėti mokiniams suvokti, kad vaizdai sukurti įvairiais būdais – plėšant, tapant, drožiant, lipdant ir priemonėmis yra dailės kūriniai. Darbui reikės įvairių raiškos priemonių – flomasterių, pieštukų, plastilino, spalvoto popieriaus ir kito. Žirklių, klijų, lentelės lipdyti. Pažvelkite, ką matote už lango. Koks metų laikas? Kodėl taip manote? Ar gražu už lango? Kodėl? Kokias rudens spalvas matote? O kokias spalvas jūs mėgstate? Ar jums patinka ruduo ir kodėl? Kaip ruduo papuošia žemę? Ko gausu šiuo metų laiku? Taip, grybų, vaisių, spalvingų lapų. O prisiminkite vasarą. Gėles, drugelius, paukščius. Kokias spalvas ten matėte? Kokias spalvas prisimenate? O kas kuria žemės grožį? Teisingai, gamta. Ar tik gamta moka kurti? O kas dar kuria grožį? Įsižiūrėkite į dailės kūrinius. Kas sukūrė šiuos vaizdus? Taip, žmonės. Ką jie vaizduoja? Kaip jie sukurti? Visi kūriniai vaizduoja angelus. Iš kokių medžiagų jie padaryti? Kuris angelas nutapytas dažais? Nupieštas. Kuris išdrožtas iš medžio? Išlankstytas iš popieriaus? Ar pasiūtas iš audinio? Taip, vaikai, tai dailės kūriniai. Na, pažiūrėkime. Koks gražus dailės kūrinys. Tai yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbas. Tokius kūrinius ir jūs galite sukurti. Ta patį vaizdą, medį, gėlę, gyvūną galima vaizduoti įvairiai, iš įvairių medžiagų. Ir jūs galite tapti dailininkais ir sukurti savo dailės kūrinį. O kaip tai padaryti? Pasirinkite mėgstamos dailės reikmenis ir tinkamas medžiagas ir sukurkite dailės kūrinį. Pažiūrėkime, kokius kūrinėlius sukūrė jūsų bendramžiai. Mantas kūrė kryžius, Rasa nupiešė namą, Rūta iš popieriaus išlankstė kiškutį, Justė nulipdė katinėlį, na, o Agnė akvarele arba guašu tapė. Nutapė gamtos vaizdelį. Na ir jūs gerai apmąstykite, ką jūs norite, kokiomis dailės priemonėmis jūs norite kurti, pasirinkite
priemonės, na ir linkiu sėkmės kūryboje.